Labas rytas visiems. Nauja diena, naujas video, nauji darbai. Judėsim į priekį. Važiavom. Tėtis, kaip visą laiką, namus negali pabūti. Kašilotas mūsų medžioklinis. Nu į ką, judam. Eisiu šiandien iš antros pusės. Sarumą įdėsiu. O čia uždžiūvo gerai. Dabar čia išbirbinsim ir įdėsim. Jau peliavo tiktai. Košės susimaišysiu. Kažkiek gal šitas vietas dėlis, kur plytas iškrito. Užkamščiausia, ta košė biškį pritrūka. Nebeturiu dabar. Atsivešiu paskui. Gerai bus. Atsižymėsim dabar. Atsivežiu lazerį. Su lazeriu. Dydis koks bus. Paliksim, kai išdžiūs, tada išpjausim. Pastačiau lazeriu. Taip panašiai reikia nupjausim. Atžymėsiu tai su kaštuku. Bus gerai. Iškalsim dar čia kelias plytas, kad galėtų tą vatą sunešti, sudėti.
Lekam. Šlupsim, dar čia duris galėtų vatą normaliai nešti. Einam vatą, sunešiuosim. Kaip belik. Nu va, dabar pradėsim čia draskyti kambarį. Pečių tą reikės va išardyti. Sieną čia atmūryti. Galės. Grindis. Čia reikės kastis mums šulinę vamzdį dėti. Nu, į reikaliukų daug. Bet padarysim visko. Šitą vatą pigiai nupirkau aš. 100 eurų sumokėjau. Čia dėsim antrą aukštą, ten kur blokai liks. Ant blokų išviniuosim visą. Jeigu reiks dar dapirksim, dadėsim, kad 40 cm sudėsim. Bus gerai. Kautėti šiandien relaksinis darbs toks. Jis ten renk plytgalius visokius, medienos galus. Plytas čia veža krūvą, medieną ten nulauža. Tai va. Einam parodysiu jums, kas dar nematėt. Tik pradėjo žiūrėti, čia buvo prūco pas mus. Nelabai didelis toks. Tai aš anu užkasiau. O kaip susmuka žemė. Labai daug dumblo buvo. Aš anu pradėjau užvertinėti po biškį. Nu kraštą jau čia liniukų buvo pilna. Išgaudėm, išvežėm, paleidom. Čia kažkur da buvo metalą iškasęs, kiek pamenu. Kažkokį tokį įdomų reikalą. Paskui savo prūdą čia, kai pradėsim kas, čia užversim viską lygiai. Čia dar žemė įsilygins visą. Ir tada prakasim griuoją čia. Išin vamzdės užkasim ten kanaliuksį. Ir tada mes dėsim vamzdį. Ten išvesim kanalizaciją tą vamzdį. O batų visokių darai. Kur tas metals paliko, aš nebes. O, atsimenu. Ta krūmą iš prūdą iškasiau. Reikės anu paskui sutvarkyti. Bet kur tas metals paliko. Gal kas nors nutempėjo. Toks gan sunkus buvo, 40 kg. Kurams palik. Va, čia dar neužkasiau iki galo. Elniukai vaikštas, elniukai va pėdo. Va, čia išbėga čia. Girininkas sakė, jeigu nori gali išsipjauti tą griovį, sutvarkyti.
kviečiu prasigilinti, jeigu ką. Numatysim čia jo ateityje. O, koks kaimyns atein pas mus. Džekis kažkieno. Akmuo koks didelis. Labai šlapia viskas. Nu, kai kas sprūda, bištos žemės girininkas leid pralyginti čia. Paskleisti. Tai bišt susikels bus sausio. Jau gal dar nepasakiau, kad čia girininkijas aplinkui va žemė. Miško ūkė. Artimiausia sodyba čia kilometras. Ramybė tokia. Ten va, čia žmonės, kai gyvena statys, kas kur norėjai. Ten va pašiūrių sak pristatyti. Ten pirtelė lyg tai buvo. Bet ten jau mums nepriklauso. Mums savo teritoriją reiks sutvarkyti. Tai manau, užteks šiandien. Pakuosimės, varysim namiai. Tai ką, iki rytojaus. Varėm į senukus, vatos 5 pasiimti. Buvo parvežę mum. Tai krausimės dabar. Iš pradžių įmetė, 10 įmetė, jau net nepažiūrėjom nieks. Dabar iš krūjų lauk, jau kraus 5. Norėtum gerai muziką? Jo, gerai, leisk. Gal biškį dar reikėjo į priekį pastumt, kad būtų lygsvara geresnė. Gerai, davai. Na, все, prisirišam, lėksim namiai. Pasėmėm 30 pakių. Sumokėjau 5,60 beveik. Kortelė buvo 36, nuskaičiau, tai išėjo beveik 600 eurų. Dabar į kortelę vėl įkrito 28 eurai į senukų. Tai va taip, lekiam namiai. Kaip nors parlėksim gal. 12 km važiuotim. Parsivežim, kraunam į garažą. Tėtis. Sukrausim ten palei sieną. Matysim, kiek čia bus. Dar reiks važiuoti, ne. Nu, va, sukruojam, ne taip daug vietų surūžim. Tos cielus pakis iškruojam, supresuoti biškį. Mažiau vietų surūžim. Važiuosim, da, pasimsim. 30 parsivežim, da, 13 reik. Daugiau ne, tiek į te parvežim. 5. Nu, va, lėksim. Da, 13 dapirkau, 230, da, ten 28 nuskaičiau nuo kortelės. Tai va, to aš pakraus. Lėksim namiai. Čia išėjo 200 šiam. Ir ten 600. 800 šiam kažkur eurų išėjo. Už visą vatą, 43 pakiai. O, tiek parsivežim. Vatelės. Čia ir namui aplinkui apdėti. Į stogui dar. Sveiki visi. Atvarėm su tėčiu vėl į sodybą. Naktį lyja, iš ryto pašąla. Labą ryt. Bandysim jau čia ardyti kaminą. Pasiskambinau projektuotojui, šią kaminą gali ardyti. Anoj pusėj 2 kaminus. Vien signalizaciją neišjungiau. Užsikūriau ekskavatorių. Manau, biškį čia prastumdyti gal. Jeigu pradės šalti gal kažkiek.
Matysim tos du kaminus va išardyti. Kairiai, dešiniai pusiai. Matysim, kaip čia mums seksis. Taip, savo susirado darbą. Tapet plėšė. Jau priplėšė. Išnešim tą vatą iš čia. Ir pradėti čia kažką daryti. Darbininkas. Aš bandysiu eiti ant stogą kažką daryti. Liepsim ten į viršų žiūrėti. Ką mums čia su tais kaminais gal pavyks iš čia kažkaip daužytamus ir nuleistus plytas. Čia jau kažkiek išgrėbėm tą šūdą. Čia šlakai tokie su pakulom kažkokiam. Nu, va, tos du kaminus mums reikia nugriauti. Nežinau, ar čia. Kiek čia šiferiaus trūkumo jau lyja. Galvodam nuo šitą pradėti. Čia, kad neįgriūt man kur nors į vidų. Ant tų balkiukų gal stovėti. Galvoju bandyti gal iš čia griauti į vis. Nes nenorėčiau ant stogą lipti. Nelabai norėčiau. Va. Nėra labai toks status. Čia va tą viršų nugriauti. Sumest čia į vidų arba mest ten į apačią. Matysim. Juda reikaliukai į priekį. Tai išdaužysim čia iki perdangas tuos, paskui eisim į apačią. Eina atsineš kaltą. Iškalt reikia čia apibetonuot aplinkui. Reikia nukalt visą tą betoną. Vėlus pridėti tą betoną. Ne, taip greit lengva išdaužyti. Nebė nugriavo.
O tai viskas nubirėjo čia. Reikia varyti ekskavatorių, neštis točkai, krauti kaušą ir į krūvą. Все. Viskas sugrandžiau, viską. Pabaigiau, dabar kalsim kaminą žemyn. Eisim į apačią, po biškį. Tėtis veš plytas tos, kur numečiau nuo stogą. Šios ekskavatorių dabar nevažiuosim. Biškytų plytą. Daug čia yra, ne? Daug. Kažkaip atrodė nedaug. Kai 3 kokį tašką. Aš galvoju 3-4 taškas. 10. Bus 10 vis. Niek tėtis padarys, tėtis man darbininkas.
dar baunas. Jau baigsiu vežti. Ir aš tuoj sumetu į kaušą tos plytas. Išardom dar tą, manau, užteks šiandien. Išdibavojau kaminą. Dabar susigrandom. Tos likučius išvežam. Viso, lekam numį. Kaminą kaip ir nebuvo. Išvežu dar tų grūzą. Viso. Visiems iki sekančių susitikimų.